turim tokį mini rekuperatorių. Man labai patiko jo dizainas. Aišku, turi jisai groteles iš abiejų pusių. Tai išpūtimas iš dešinės bus tiesiai kondicionierių. O čia yra Pro modelis 160E Pro Freshpoint'o. Jisai turi CO2 sensorių ir jisai turi kietųjų dalelių sensorių irgi. Nuolydis yra, kondensatai nubėgtų per ten apačioje esančią skylutę. Čia apsiklijavau, susigo žalia, paskui su geltona pribaigiau, čia įsitvirtinau. Procedūra įdėjimo yra gan paprasta, jisai labai lengvai įsideda. Instrukcijai nurodyta, kad apie 30 cm nuo kondicionieriaus. Tai čia skaityk bus kondicionierius. Tai čia patinis kampas, čia bandžiau taip pat ataikyti, tai vėsesnis oras žiemos metu bus paduodamas tiesiai į kondicionierių ir jisai bus sušildomas. Kiek tai pasigerins elektros sąnaudų, nežinau, bet tikiuosi bus ok, nerodys kondicionierius klaidingos kažkokios temperatūros. Na ką, pirmieji bandymai. Jisai turi ir Wi-Fi ir turi pultelį. Tai o, iš karto CO2 dega. Jau čia prikvepavom šiandien, va Jėzus Marija. Turi variantą vienu metu ištraukti, kitu metu paduoti. Galima pasirinkti tik padavimą, galima pasirinkti tik ištraukimą. Čia yra dabar nustatytas turbo režimas. Tai gali į vidų. Nustatom miego režimą. Tai garsas praktiškai dingsta visiškai. Tai anam kambarį miegame bus tiesiai prie galvos. Tai nieko negirdėt, nei lauke, nei viduj. Tai dėl to esam... Manau, galėsim tikrai miegoti